Vakar Luknė klausia, mama, kas yra heiteris? Skau vaikeli. Heiteriai tai yra tokie žmonės, kurie rašo pilnus neapykantos komentarus, nes jie viskas, ką sugeba, tai sugeba neapkęsti kitų žmonių. Ir kiekvienas garsus žmogus, kiekvienas viešas žmogus, kiekvienas žmogus, kuris rodo save viešai, visada turės ir heiterių, ir loverių. Gerbėjų. Todėl, kad vakar paskutiniu metu intensyviai klausom BTS naujo albumo. Yra viena labai graži daina Normal. Visos dainos nuostabios, bet Normal kaip tik kalba apie heiterius, apie loverius, apie dvi medalio pusės. Paklausykit, kam įdomu. Labai gili daina ir kas kitas, jeigu ne BTS, gali šitą temą daugiausiai papasakoti, ne? Tai va, sakau, didžiausia, sakau, mano heiterė tai buvo močiutė. Luknei močiutė, mano mama. Luknė išputė akis, taip sako, o tai ne tėtis? Tipo, ne buvęs vyras? Ne, sakau, mažyti, ne. Mama. Mano mama. Istorijos moralas. Ant kokių trąšų užaugam, tokio maisto mes užaugę ieškom, nes jis mums yra pagrindinis žinomas, pagrindinis pažįstamas. Su juoduoju šokoladu. Ekskliuzyvinė linija. Limited edition. Ir tu supranti, kaip simboliška. Ant kiek aš išmokau būti nekenčiama, visą gyvenimą toliau visas tas šleifas lydi. Ir kartu, dabar, sulaukus 40, ateina suvokimas, kam buvo visa ta neapykanta. Žinai, kiekvieną kartą atsisėdus įrašinėti reelsą, įrašinėti video, kalbėti viešai, didžiulis kamuolys baimių, didžiulis nenoras, blokai, visa kita. Bet aš jau juos nemažai pradirbus esu. Bet laikas bėgo, aš augau, kaip žmogus augau, tobulėjau ir aš supratau, kam buvo duota tokia mamytė. Ogi būtent tam, kad nepaisant viso šito heito, aš vis tiek kalbėčiau garsiai. Ir dabar, kai jau mane heitina kažkas kitas iš šalies, kai jau man ten bando primesti akmenų į mano daržą, meskit į sveikatą. Aš turėjau mamytę tokią, aš turėjau močiutę, pas mane iš tikrųjų praktiškai visas šeimos ratas nepritardavo tam, ko aš gyvenime norėdavau imtis ir šiaip sulaukdavau kritikos labai daug. Tai dėl savo išvaizdos, tai dėl savo charakterio. Tai dėl tų veiklų, kurias aš sugalvoju daryti gyvenime. Daug nepritarimo, daug tokio lengvo heito, kartais ir nelengvo, kartais ir sunkaus heito. Aišku, čia dar ir neblogiausia situacija, kaip kad pas kitus būna. Būna, kad ir tragiškai būna iš viso. Bet nuo to mus, jautrius žmonės, tokie dalykai traumuoja ne mažiau. Ok, nesiplėsiu, mamą galima suprasti žmonės, kurie auga tais laikais, toj filosofijai, to mentalitete, galima suprasti, nes taip augo labai daug vaikų. Ir tam pačiam BTS mes turime irgi vieną narį, Šiugą, kuris turi tėvą, kuris jo nekenčia irgi. Ir jo pasisakymai dažni, kad viskas, ko aš labiausiai gyvenime norėčiau, tai kad mano tėvas mane mylėtų. Irgi žiaurus tėvas, išnaudojimas, nepriėmimas, neapykanta, mušimas, visa kita. Tai kaip ir norma mūsų planetoj dabar, ne? Mes tik dabar po truputėlį išeidinėjom iš tos politikos, iš to auklėjimo, iš to mąstymo tokio. Bet ir tai čia užtruks 10 mečius, kol mes pilnai iš ten išeisim. Dabar tik tai atsimerkiam, tik tai bundam, tik tai pradedam apie tai garsiai po truputį šnekėti, kažką suvokiam. Tai va, bet esmė yra tokia, kad jeigu ne mano didžiausias heiteris mama, visi kiti heiteriai, man dabar būtų, o Jėzau, kasgi bus. Bet jeigu tu praeini heitą mamos, šitą mokyklą praeini, mamos heito, ir praeini šitą egzaminą, išlaikai, persilauži ir nusispjauni visiškai į tai, kaip heitina tave mama. Ir nepaisant to heito vis tiek toliau širdyje mama myli.
Aš nepalaikau su ją santykių, artimų praktiškai pas mus kas antras mėnuo būna blokas. Tai viena, tai kita uždeda bloką. Bet esmė yra ta, kad aš širdyje vis tiek aš einu link to, kad mano būsena, mano meilė ta pastovioji širdyje nebesikeistų. Aš esu šitoj kelioniai dar, kelyje. Bet aš šitą kelionę dar pasistumėsiu į priekį, kažkada ir praeisiu ją. Tikslas yra toks, nustoti mamą laikyti priešų. Nesvarbu, jinai ko mane laiko. Priešų, ne priešų, kenčia, nepakenčia, norėtų, nenorėtų gyvenime turėti, matyti. Nesvarbu. Svarbu yra vidinė ramybė, kuri turi būti viduje pasiekta anksčiau ir vėliau. Ir ta ramybė pas mane banguoja. Kartais jos daugiau, kartais mažiau, kartais neapykanta mamos atžvilgiu ateina. Tai va, iki tokių jausmų, iki to priėmimo visiško ir susitaikymo su tuo, kaip yra, reikia priaugti. Aš dar tik augu. Bet esmė yra tokia, kad jeigu ne mano mamytė ir ne jos tas begalinis heitas, aš turbūt krūptelčiau nuo kiekvieno nepriimančio žodžio. Bet dabar, dėka mamos, dėka buvusio sutuoktinio, va šito didžiulio nepriėmimo, kritikos milžiniškos, visiškai tuščios, griovimo, naikinimo, asmenybės, menkinimo, niekinimo, ta asmenybė lūžo kažkurioje vietoje, persilaužė ir pradėjo hujačint priešingą kryptim. Visiškas pohuizmas ant visų nuomonių, ant visų heiterių ir visiškas suvokimas, kad ligoniai tai yra būtent jie. Taip kad ačiū Luknės tėčiui, ačiū mano mamai, ačiū visiems jums, heiteriukai. Ačiū. Visus labai šiltai apkabinu. Niekur neišeikite iš mano gyvenimo. Nebent aš pati jūs nahu išmeščiau.